Savaitgalį Druskininkų sporto centre virė krepšinio aistros. Ten organizuotos tradicinės Alytaus apskrities bendrojo lavinimo mokyklų klasių krepšinio varžybos Druskininkų savivaldybės tauriai laimėti. Šeštadienį surengtose finalinėse varžybose dėl 3–4 vietų rungėsi Varėnos Ąžuolo ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijų klasės, o dėl 1–2 vietų kovojo Druskininkų Ryto bei Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijų moksleiviai. 4. vietą finale užėmė Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos klasė, kuri rezultatu 55–46 nusileido 3. vietą laimėjusiems moksleiviams iš Varėnos. Dėl Druskininkų savivaldybės taurės kovojusios komandos žiūrovams pateikė aistringą krepšinio kovą. Pasibaigus 3. kėliniui Druskininkų komanda jau turėjo gana tvirtą persvarą, tačiau paskutiniajame kėlinyje alytiškiai išsiveržė į priekį. Mačo pabaigoje druskininkiečiai dar galėjo išlyginti rezultatą, tačiau jų ataka baigėsi nesėkmingai. Pergalę Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazija šventė druskininkiečius įveikė vos 2 taškų persvarą – 55–53. Net nespėjom paskutinio metimo išmest, gal būtų kaip nors kitaip. Labai kažkaip nepasisekė. O kaip visa komanda jaučiasi? Gerai, svarbu išlikti vieningiem. Iš tikrųjų pats likai vertintas ir patekai tą 5 geriausių krepšinio žaidėjų. Ir ką tau pačiam tai reiškia toks vertinimas? Labai didelis pasiekimas, manau. Labai smagu, kaip būni įvertintas. Kas be ko didžiuojasi ir turint omeny tai, kad jie 2 metais jaunesni už savo varžovus, tiesiog buvo ne tai, kad puikus, jie buvo nuostabus ir tas pats žaidimas ir tokia intriga visas varžybas, tai kaip žiūrovas, kaip sirgalis, negali nieko kito daugiau ir svajoti ir norėti ir labai džiaugiuosi, kad jie tokiu rezultatu, sakykime, minimaliu tik tai pralaimėjo ir visų varžybų intriga buvo tiek išlaikyta, kad kaip ir buvo pasakyta ir Arvydo Sabonio, kad netgi vakarykščios varžybos kito lygio nublanko prieš šiandien dienos varžybas čia Druskininkuose. Sporto arenoje organizuotos ne tik krepšinio rungtynės, bet ir tritaškių bei baudų metimo konkursas. Geriausio baudų metiko vardą pelnė Alytaus gimnazijos moksleivis Vytaras Valatkevičius, o tritaškius geriausiai sekėsi mesti Simno gimnazijos moksleiviui Lukui Grėbliūnui. Išrinktas ir turnyro simbolinis 5, į kurį pateko druskininkietis Vitalijus Vosylius, varėniškis Raimundas Budėnas, alytiškis Tautvydas Ptakauskas, Lazdijų gimnazistas Mantas Baigys ir Simno gimnazijos moksleivis Lukas Grėbliūnas. Naudingiausių finalinio ketverto žaidėjų pripažintas alytiškis Linas Alesius. Rungtynių pertraukėlių metu žiūrovai stebėjo Vilniaus Lietuvos Ryto klubo šokėjų pasirodymus. Kovai dėl 1. vietos vadovavo geriausias šalies arbitras Romualdas Brazauskas, o tarp žiūrovų buvo galima išvysti ir legendinį krepšininką, Lietuvos krepšinio federacijos prezidentą Arvydą Sabonį. Kovos tikrai buvo, ko gero net kovojo geriau negu Alytus. Būna kartais. Taip, iš tikrųjų rimta kova buvo, sakau, krepšinis iš širdies. O gal jūs šiandien pats pastebėjote kažkokių tai perspektyvių žaidėjų, kažkas tai, kas galėtų galbūt atstovauti Lietuvai krepšinį ateityje? Reikia dirbti. Aš nežinau, ar jie visi turi laiko tam skirti. Bet perspektyvą pamatėte? Yra keletas vyrukų, kurie turėjo gerus, gražius metimus, žodžiu, pastatyti metimai, taip kad, ką žinau, čia nuo jų priklauso. Alytaus apskrities bendrojo lavinimo mokyklų klasių krepšinio varžybos Druskininkų savivaldybės tauriai laimėti savivaldybės mero Ričardo Malinausko iniciatyva organizuotos jau 5 metus iš eilės. Pastarasis sporto renginys išskirtinis tuo, kad krepšinio ekipą sudaro tik klasės draugai. 3 geriausios komandos apdovanojamos kelionėmis, į kurias gali vykti net 40 žmonių. Ne tik krepšininkai, bet ir jų klasės draugai bei mokytojai. Mes viską padarysim, kad tas čempionatas būtų ir kitais metais. Tikrai nėra lengva surasti rėmėjus, tikrai nėra lengva surinkti tuos pinigus, kurie reikalingi ir tokiems prizams. Ir, žinote, mažinti arba prastinti prizus tikrai nesinorėtų. Padarysim viską, kad juos išlaikyti tokiam lygiai ir ateityje ir kad tas čempionatas 5 nebūtų paskutinis. 1. vietos laimėtojams Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijai atiteko 7 dienų kelionė į Paryžių. 2. vietos nugalėtojams druskininkiečiams 4 dienų kelionė į Prahą. O 3. vietą iškovojusi Varėnos Ąžuolo gimnazija laimėjo 3 dienų kelionę į Krokuvą.
Thank you.